Mėsiu turbūt savo batus lauk po lipimo kažkur į kalnus. Tai nusipirkau savo ir žmonėlį. Žinau, kad padėlkinį nepalaikau, bet čia kitokių modelių net nėra. Ir kainuoja tokie kėdai po maždaug 9 eurus. Tai grįžimui namo bus pats tas ir paskui kažkur su dviračiu išvažiuoti. Ir čia fainiai, kad nieks į gyrį nesiūlo. Kainos surašytos ir tai yra fiksuotos kainos, jau nuolaidų nebedaro. Čekį išmušo. Vėl keičiu lokaciją, važiuoju arčiau piramidžių į Gizą. Atvykau į Gizą, vėl važiavau su taksi 17 km, pusę valandos ir sumokėjau nepilnai 4 eurus. Tai kuras pažiūrėjau čia pigus, apie 40 euro centų už litrą, tai dėl to ir tie taksi tiek pigiai kainuoja. O dabar einam į naują lokaciją. Kaip pas mumis Boltai su taksi dažniausiai važinėja, tai čia važinėja dažniausiai Hyundai Verna. Tokia net nematyta dar mašina buvo. Tai čia mano rajoniukas. Šitam pastate turi būti mano kambarys, bet nerandu vėlgi įėjimo dar, nes nėra jokių iškabų reklamų. Nežinau, čia gal reikia bandyti panašiausių įėjimo. Tai vietinių paklausiau, visgi čia, vėl liftas toks ir į 12 aukštą sakė važiuoti. Tai jo, kai užvažiuoju į 12 aukštą, tai jau tada yra iškaba, o pačioj tai nereikia niekur. Ilgai čia teko šnekėtis, kai angliškai nekalba. Ir dėl pinigų, nes grinais reikėjo paduoti, nelabai mokėjau apskaičiuoti, kiek čia bus egiptietiškais. Bet po kokio pusvalandžio turim kambariuką. Tokį, paprastą, bet atrodo viskas tvarkingai, yra šaldytuvukas. Tualetas, vonė, faina kriauklė, veidrodis, bet iš tikrųjų atvažiavau į šitą viešbutuką ne dėl šito kambario, atvažiavau dėl vaizdo. Ne dėl šito vaizdo, žinokit dar. O dėl šito. Tai vat, kas galvojat, kad piramidės yra kažkur toliau už miesto, kažkur dykumoj, tai ne. Jos čia visiškai šalia Kairo, netgi sakyčiau apsuptos Kairo. Čia gal duoda ženklą kam nors. Na tikrai įdomu, kas čia vyksta, nes dabar ant kito bokšto mojuoja su kitokia vėliava. Ar čia šventė kokia? Ten irgi, man atrodo, stovi kažkas. Jo, fejerverkai prasidėjo.
Geras, žiūrėkit. Triušiai. O, ir trečias. Ant kokio 10-aukščio stogo. Reikia mums nueiti arčiau piramidžių ir apžvelgti savo rajoniuką. Dar galvoju, gal jie čia tos balandžius augina, nes va vis suka ratais. Bet vaizdas tai tikrai pasakiškas. Jo, čia taip ir bus, nes berniukas irgi vat paukštį augina balkone. Ir čia matau, kad jie vis po vieną nusileidžia žemyn į šitą bokštelį balandinę tikriausiai. O balandį beje čia daug kur restoranai siūlo suvalgyti, tai nesinorėjo dar pabandyti, bet gal dar ir pabandysiu kažkada. Tai toks maždaug mano rajoniukas. Kas iškart kitaip, kad čia tuktukų labai daug. Tai vėl iškart buvo apšauktas, kad no foto. Neblogi ratai. Tokį egzempliorių irgi seniai matėm. Nu čia jau ne kaip kairė, ir šiukšlių daugiau, ir siūlytojai labai įkyrus ganėtinai. Policijos dar daugiau. Tai dabar atėjau į tokią vietelę, kur turėtų matytis piramidės gražiai, nes rooftopas yra ir šalia piramidžių. Heaven Lounge. Einam žiūrėti. Jo, vaizdas geras. Turiu kalbėti, kad copyrighto neduotų, tai greitai prasuku taip ir pasigrožėkim šiais vaizdais nuostabiais, nes pasaka. Kainos jau didesnės, alus 5 eurai, burgeris 5 eurai, bet kepsniai tai jau 15-20 eurų. Tai nusprendžiau patupėti, užsisakiau burgerį. Na jo, burgeriukas toks nelabai kažką atrodo. Šaltas.
Šiaip visai gal ir nieko tas burgeris, bet aš čia ne dėl valgymo atėjau. This is the tomb of Theon, pharaoh of the 4th dynasty, 4,500 years. Praised, for it bears tomorrow's prosperity and happiness. The Nile river of hope has run to the Delta. Priklausomai nuo sėdimų vietų toks šou kainuoja apie 20 eurų, 45 minutės. Ir aš ten aišku nemačiau ekrano, kurį truputį pabandžiau nufilmuoti, bet turbūt būčiau nusivylęs to šou. O iš čia galėjau nemokamai pasižiūrėti ir pasakojo istoriją Egipto, faraono istoriją. Ir džiaugiuosi, kad atėjau čia, o ne į patį šou, nes jisai, net nežinau, gal dar prašiau iš tenai matosi, nes žmonės žemai sėdė pačioje, o aš esu ant stogo. Tai einu namo, o rytoj pamatysim piramidės iš arčiau. Dar prieš miegą vienas įdomus šio kambario nuansas. Ir einam pažiūrėti, kaip naktį piramidės matosi iš balkono.